Reiškia, pasaulio čempionas, golfo pasaulio čempionas Tiger Woodsas ir, reiškia, žymus aklas dainininkas Ray Charlesas susitika vienam privačiam vakarėlį, jie taip atsisėdė, bendrauja ir Ray Charlesas sako, žinai, ponas Woodsai, beje, tarp kitako, aš esu labai didelis golfo gerbėjas ir netgi mėgstu labai žaisti golfą. Palaukit, nelabai supratau, bet tai jūs, ne, aš suprantu, jūs galvojat, kad aš aklas, bet suprantat, aš vis dėlto žaidžiu golfą, nes mano padėjėjas, jis eina link duobutės, jisai man nuo duobutės rėkia, o kadangi aš turiu labai ploną muzikinę klausą, tai aš tą kryptim visą laiką ir mušu. Nu, žinot, panas Čarlzai, aš kažkaip tai netikiu. Netikit? Nu, kertam $100 000, kad mes su jumis sužaisim partiją. Tiger Woodsas galvoja, nu, easy money, gerai, kertam. Sukirto. Sako, nu tai kada, panas Rėjau Čarlzai, mes susitiksime pažaisti golfą? Sako, bet kurią patogiai jums naktį, panas Tiger Woodsai.